Ir tema yra Jėzus Kristus, atsidavimo Jėzui kaip gelbėtojui ir viešpačiui malda, bet būtinai reikia įvado. Todėl, kad mes iš tiesų pilna turime visokių patirčių, kaip mes kalbame maldas, taip pat automatiškai, taip kaip parašyta, kartais tai lyg ir pakabina mūsų širdį ar sužadina kažkokią tai mintį ar svarstymą, bet labai dažnai mes kalbame daug maldų automatiškai. O šiandien, šį vakarą norėtume daryti, kad melstis tuo, kuo gyvename, kas yra tikra. Grupelėse dalinomės ir turėjom visą eilę klausimų. Ačiū Artūrui, kuris taip sudėliojo labai gražiais žodžiais įvairiausius atsakymus ir galima buvo pasirinkti, kuris atsakymas labiausiai atitinka mano patirtį, mano tikrovę. Ir toliau šį vakarą, klausydamiesi įvado, irgi kviečiu, kad kiekvienas mes tirtumėm savo širdį ir žiūrėtumėm, kokia yra mano patirtis, kokia yra mano tikrovė. Nes jau 2 mėnesius kalbam apie tikėjimą, apie krikščionybę, apie esminius dalykus, taip pat ir apie Dievą, apie Jėzų. Jau įvairiausių dalykų čia girdėjome, tie ypač, kurie lankėte antradieniais. Ir ateina laikas, kai turime daryti tam tikrus svarstymus širdyje, apsisprendimus ir žingsnius. Ir šiandien galimybė yra tokį žingsnį, maldos žingsnį, tikėjimo žingsnį žengti. Tai gerai. Įvadas prieš įvadą čia buvo. O dabar jau, kaip sakant, pats įvadas. Kaip matote, ta malda yra ilgoka. Atsidavimo Jėzui kaip gelbėtojui ir viešpačiui. Visa eilė sakinukų. Ir perskaitysiu sakinį ir vieną kitą mintį dar paryškinsiu. Kartais gal net kažkokį tai žodį, ar su pavyzdžiu, ar tiesiog pasižiūrėsim, kaip pavyks, nes yra svarbu mums kartu šią maldą aptarti. Taigi pradėkime. Pradžioj perskaitysiu ją visą. Ir jūs galite tiesiog žiūrėti, sekti. Jėzau, tikiu, kad tu esi Mesijas ir Dievo sūnus. Tu atėjai į pasaulį nepasmerkti manęs dėl mano nuodėmių, bet išgelbėti. Pripažįstu, kad aš esu nusidėjėlis, bet žinau, kad tavo gailestingumas yra didesnis už mano nuodėmes. Šiandien lūpomis išpažįstu tai, kuo tikiu širdimi. Tu esi vienintelis pasaulio gelbėtojas, tu mano asmeninis gelbėtojas. Savo mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu tu atnešei man išganimą. Jėzau, nuplauk mane savo krauju, išlaisvink ir išgydyk. Noriu asmeniškai susitikti su tavimi ir priimti tavo naują gyvenimą. Žinau ir tikiu, kad neapleidi nei vieno, kuris tave tiki. Jėzau, tikiu, kad tu esi viešpats. Dievas tave išaukštino ir davė tau vardą, aukščiausią iš visų vardų. Šiandien kviečiu tave, būk mano gyvenimo viešpačiu. Visiškai atsiduodu tau ir tavo valiai. Atidarau tau savo širdies duris. Ateik ir gyvenk manyje. Padaryk, kad trokščiau to, ko tu trokšti, ir daryčiau tai, ko tu nori. Dėkoju tau ir pasitikiu tavimi. Amen. Kaip matote, malda prasideda kreipiniu. Jėzau. Jau girdėjote iš Artūro ir Beno paskaitų, kad krikščionybės centre, krikščionybės esmė
yra asmuo. Ir tas asmuo yra Jėzus Kristus. Ne teorija, ne mokymas, ne mintis apie Dievą, ne tam tikra pasaulėžiūra, ne tam tikri tokie teoriniai svarstymai, jo labiau ne kokia tai ideologija, bet Jėzaus Kristaus asmuo. Ir kiekvieno mūsų krikščioniškumą, ar aš esu krikščionis, kiek aš esu krikščionis, nulėmė mano santykius su šiuo asmeniu, su Jėzumi Kristumi. Pradėsiu nuo tokio labai paprasto liudijimo apie save. Turbūt pasikartosiu, nes jau vieną kitą kartą sakiau ir kai kurie girdėjote, bet tiesiog man tai yra labai svarbu ir gerai tai bus įvadui kaip iliustracija. Kadangi aš užaugau nepraktikuojančių, bet Dievą tikinčių žmonių šeimoje, mūsų namuose nebuvo nei maldos, nei sekmadienio šventų mišių, nei kalbėjimo apie Dievą, ir dėl to, kad nebuvo tos krikščioniškos katalikiškos praktikos, bet kartu ir dėl sovietmečio. Net močiutės manęs nemokė nei melstis, nei kalbėjo man apie Dievą. Bet kai buvau paauglė, kažkur tai, iš oro, mano širdyje atsirado didžiulė trauka, žavesys, netgi įsimylėjimas. Trauka į Jėzų Kristų, Jėzaus Kristaus asmeniui. Aš begaliniai žavėjausi juo kaip asmenybę ir panorau kuo daugiau apie jį sužinoti. Galiu pasakyti dabar, kad tai buvo šventosios dvasios veikimas. Ne per žmonės tikinčius, ne per bažnyčią, nes joje nesilankiau. Tiesiog tokia plika nuoga Dievo malonė. Pats Viešpats pradėjo traukti mane prie savęs ir būtent prie Jėzaus Kristaus. Su dideliu žavesiu, su dideliu ilgesiu. Ir aš vis pradėjau visokių tikinčių žmonių klausinėti. Papasakok man apie Jėzų Kristų, ką tu žinai apie Jėzų Kristų. Ir mažai man kas galėjo apie jį papasakot. Ir tik tai po 10 metų šis mano širdies troškimas buvo atsakytas. Tik po 10 metų sutikau žmonės, kurie ne tik man papasakojo apie Jėzų Kristų, bet ir padėjo su juo susitikti, nes patys gyveno artimame ryšyje su Jėzumi. Patirdavo ryšį su Jėzumi, bendraudavo su juo kaip su artimu, bičiuliu, draugu, viešpačiu. Ir tas gyvenimas, tas ryšys keitė jų gyvenimą, jie patys keitėsi, Dievas realiai veikė jų gyvenime ir tai buvo tikra, jie tai liudijo ir tą buvo galima matyti. Ir tas mane begaliniai žavėjo. Pats Jėzaus vardas hebrajiškai reiškia Dievas gelbsti. Jau pačiam Jėzaus varde yra Dievo veikimas, Dievo veikla, tikslas, dėl kurio Jėzus atėjo, kad gelbėtų mus. Ir kaip praėjusį antradienį atsimenate iš Beno paskaitos, kad Dievas tapo žmogumi ir tas žmogus yra Jėzus Kristus. Tam, kad mus išgelbėtų ir tam, kad mums būtų tuo keliu, tais vartais į kitą gyvenimą, kitokį gyvenimą, ne žemišką, bet dievišką gyvenimą. Ir kaip tai įvyko? Jeigu jūs supratot tą puikų Beno aiškinimą apie prigimtį, kad Dievas tapo žmogum, tai reiškia, likdamas Dievu, prisijėmė savo žmogiškąją prigimtį, o mums žmonėms, kurie esame žmogiškos prigimties, suteikė dieviškąją prigimtį. Ir tai yra tas mūsų naujasis gyvenimas. Ir ta dieviškosios prigimties sėkla, kurią mes gauname dėl tikėjimo, dėl sakramentų, tas šventosios dvasios buvimas ir veikimas mumyse. Tai yra pamatiniai mūsų tikėjimo dalykai. Jėzus ne šiaip savo yra geras mokytojas ir jo pavyzdžių mes sekame, bet jis yra tas asmuo,
kurį tikėdami mes įžengėme visai į kitą gyvenimą. Mes tampam dieviškojo gyvenimo dalininkais. Tai va tas žodis tikiu yra mums labai svarbus. Antras. Katekizme, katalikų bažnyčios katekizme pasakyta, ką reiškia tikiu. Tai reiškia visų pirma mano ryšį su Jėzumi Kristumi, asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi, tai yra viena. O antra, tai reiškia, kad aš pripažįstu ir pritariu visai Dievo apreikštai tiesai. Tai reiškia, pritariu viskam, ką Jėzus moko. Tai reiškia, tikiu. Turiu ryšį su Jėzumi, kaip viešpačiu, kaip artimu bičiuliu ir pritariu pasitikėdamas, net jeigu ir nelabai suprantu, bet pritariu, kad visa, ką jisai sako, yra tiesa. Ir tą aš darau ne savo jėgomis. Šventoji dvasia man padeda. Tikėti Jėzų man padeda tikrai priimti, kad jis yra tiesa, jis yra kelias, jis yra viešpats. Čia ne mano vien tik tai pastanga. Net norą šventoji dvasia manyje žadina, ieškojimą, ilgesį. Gal mano širdis kruta iš tokio nekantrumo ar noro. Visa tai yra šventosios dvasios veikimas. Šventoji dvasia padeda mums tikėti būtent taip. Tokiu tikėjimu, kuris keičia mūsų gyvenimą. Padeda mums žengti žingsnius. Toliau. Jėzau, tikiu, kad tu esi Mesijas ir Dievo sūnus. Tas hebrajiškas žodis Mesijas, graikiškai Kristus. Tai yra tas pateptasis. Žydų tauta jo laukė daugelį amžių, nes jis buvo Dievo pažadėtas, kad ateis gelbėtojas. Ateis gelbėtojas Mesijas. Ir hebrajiškai Jėzus Kristus yra Ješua Hemešija. Tie abu du žodžiai. Tai jie yra mums svarbus. Ješua, Dievas gelbsti, Mesijas, tas, kuris specialiai pateptas, Dievo pasiustas ir pateptas šiai užduočiai. Ir jis yra ne šiaip savo koks, nes žydai labai dažnai, mums kyla klausimas, kaip ten buvo, kodėl sunkiai jį priėmė. Vienas iš tokių ir padedančių mums suprasti atsakymų yra tai, kad jie tikėjosi tokio gelbėtojo, kuris padės jiem išsivaduoti štai iš šio pasaulio okupantų priespaudos. Ir nepajėgė dar suvokti, kad jis yra tas gelbėtojas, kuris juos atveda į kitą karalystę, kuri yra ne iš šio pasaulio. Ne iš šio pasaulio karalystės viešpats jisai yra, o dangaus karalystės, Dievo karalystės, dieviškojo gyvenimo. Todėl, kad jisai yra ne šiaip savo gelbėtojas iš šio gyvenimo vargų, bet jisai yra ir Dievo sūnus, kuris mus atveda į Dievo vaikų gyvenimą, atveda mus į tėvo namus. Ir tai ne šiaip savo tik tai gražų žodžiai, bet tikrovė. Todėl, kad tikėdami Jėzų mes gauname tą šventosios dvasios malonę ir jau tai, kad mes galime jį tikėti, yra šventosios dvasios veikimas. Ir tas padaro tokį esminį mumyse pasikeitimą. Todėl, kad šventoji dvasia suteikia mums tą dieviškosios prigimties sėklelę, dieviškosios prigimties žarijėlę, kurią yra skirta augti kaip sėkleliai, o žarijai būti įpūstai į ugnį. Tai ta dieviškoji prigimtis yra mums realiai suteikta ir mes esame Dievo vaikai nebe šiaip tik poetiniais žodžiais, bet pagal naują prigimtį, tą naują gyvenimą, naują gimimą, kurį gauname per Jėzų. Toliau dabar kitus sakinius jau labiau trumpiau. Tu atėjai į pasaulį nepasmerkti manęs dėl mano nuodėmių, bet išgelbėti. Labai dažnai žmonės taip svarsto, kad, reikėtų man pirmiausia susitvarkyti,
išsivalyti, būti geresniu, atsikratyti kažkokių ydų, tam tikrų nuodėmių nedaryti ir tada aš galėsiu ateiti pas Jėzų. Tada jau aš būsiu vertas stotis jo akivaizdoj ar kreiptis į jį. Ir nieko nepavyks. Galbūt ir kažkiek tai žingsnelių pavyks, bet iš esmės ne. Jėzus atėjo ir pasitinka mus tokius, kokie esame. Ir nereikia atidėlioti ir mėginti savo jėgom tapti geresniu, apsivalyti ar susitvarkyti. Iškart toks, koks esu. Yra nuostabiausia visiškai atiduoti save Jėzui, kad jis ir įvykdytų tą užduotį, kurią atėjęs. Gelbėtų, gydytų, valytų, taisytų, atstatytų, nes tam jisai atėjęs. Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Tai jeigu mes jaučiamės sužaloti, sužeisti, tai tada Jėzus yra dėl mūsų. Jis tam ir atėjo, kad mus gydytų. Trečias sakinys. Pripažįstu, kad aš esu nusidėjėlis. Ačiū Dievui už to žmonės, kuriems šis sakinys yra savas. Bet jeigu jisai yra nesavas, irgi nieko baisaus. Klasikinis mokymas yra toks, kai suprantu, kad esu pražuvęs, esu nuodėmingas, tada tikrai žinau, kad man reikia gelbėtojo. Ir čia Artūras labai taisyklingai ir teisingai šitaip ir mokina. Bet kartais gali būti žmogaus ir kitokia patirtis, pavyzdžiui, kaip mano. Aš begaliniai jaučiau didžiulę trauką Jėzaus Kristaus asmeniui ir norėjau jį pažinti ir jam save atiduoti ir net jau jį mylėjau, dar net nepažindama. Ir atsivertimas mano įvyko ne todėl, kad aš nusidėjėlė. Aš laikiau save labai puikia, jauna dar tada, išsilavinusia, miela, jauna moterim. Visko ten buvo tam gyvenime, bet kam nebūna. Va. Ir man nereikėjo jokių išgelbimų, aš tiesiog labai norėjau Jėzaus. Ir tik tai po kokių metų galbūt, ar netgi 2, atėjo man tas supratimas, kas yra nuodėmė, kas yra tas nusidėjėlis ir iš ko Jėzus mane išgelbėjo. Tai buvo kaip naujas toksai atskleidimas mano situacijos be Jėzaus. Tai visiškai kaip, nes man visą laiką atrodydavo, aš visą laiką pilną aplinkui save matydavau žmonių, kuriem tikrai reikia išgelbėjimo. Ir aišku, ten koksai nors prasigėręs, ten koks nors baisulinis kivirčius, tenai vėl pilna, aplink mane būdavo. Bet aš buvau puikiai išsilavinus, kuriai gelbėjimo nereikia. Aš tiesiog įsimylėjau Jėzų. Bet paskui atėjo tas susivokimas. Aš atsimenu vienas, gal prieš kokius 5 metus, gal 7, irgi Artūras sakė savo mokymą ir irgi kalbėjo, mes esam nusidėjėliai, mes tokie vargšiukai, vargetėlės, visaka. Ir viena mergina ten sėdi, ne vargšiukai, ne nusidėjėliai, mes žmonės, matosi, kad ją tiesiog erzina šitas sakinys. Koks čia nusidėjėlis, koks čia dabar vargšiukas, vargetėliai, žinai, nesąmonė. Esu, žinai, žmogus su išsilavinimu, puikus, vertingas, garbingas, bet tokie. Bet vertingumo tas nesumažina. Mes esame begaliniai mylimi ir vertingi Dievo kūriniai, bet mes esame nuodėmės sužeisti. Suvokiam tai, kiek suvokiam, nesvarbu. Mes esame nuodėmės sužeisti savo, kitų žmonių, visuomenės. Taip jau su mumis yra. Ir kažkaip tai yra visiškai natūralu, jeigu tokia reakcija gali būti žmogaus. Tai. Ir kasgi toliau? Pripažįstu, kad esu nusidėjėlis, bet žinau, kad tavo gailestingumas yra didesnis už mano nuodėmes. Tai yra tiesiog nuostabu. Dievo gailestingumas, kuris didesnis už mano nuodėmes, ką bebūčiau padaręs, ką bebūčiau padariusi. Ir kartais žmonėms kyla klausimas, tai kaip tada su tuo
teisingumu, nes vėlgi katekizmas mokina, kad Dievas yra teisingas ir gailestingas. Tai kur tada tas Dievo teisingumas? Kaip yra? Kartais žmonės taip sako, ai, Dievas gailestingas, tai vadinas galiu daryti, ką noriu, nes Dievas gailestingas. Taip sakant, kokias nuodėmes noriu daryti, kokias užgaidas, ten visa, kaip Dievas gailestingas, jisai supranta, mes žmonės, mes klystantis, Dievas yra gailestingas. Bet iš Jėzaus mokymo mes žinome, kad nuodėmės rezultatas yra mirtis. Tai yra teisinga už didelę žalą, kurią darau savo ir kitiems, yra didžiulė mirtina skylė, žaizda. Ir žmogus miršta. Bet rezultatas yra toks. Tai kur tada tas Dievo teisingumas? Ir yra labai nuostabus dalykas. Dievo teisingumas ir gailestingumas susitinka ant kryžiaus. Tame pačiame asmenyje. Nuo to, kad Dievas gailestingas, tiesa nenustoja būti tiesa. Nuo to, kad aš kažko nepajėgiu ir vis tiek įklimpstu, tiesa nenustoja būti tiesa, kad tai yra nuodėmė ir tai yra žalojantis dalykas. Tik tai nuostabiausia yra tai, kad jeigu įsivaizduotumėm Dievą kaip tą nuteisiantį teisėją mane nusikaltėlį už blogus veiksmus savo ir kitų atžvilgių, man yra nuosprendis. Mirties nuosprendis. Ir štai tas pats teisėjas, kuris ką tik tai man tą nuosprendį paskelbė, kad štai tavo situacijai yra mirties bausmė. Ir jisai ateina ir tą teisingumą pats įvykdo ant savo galvos. Jis pats jį įvykdo. Jis, kaip sakant, mane paleidžia, o pats miršta mano vietoje. Teisingumas nedingsta. Už tą padarytą blogį, tą žiojėjančią, mirtiną skylę yra mirtis. O Dievo gailestingumas yra tas, kad aš einu laisvas, aš esu išlaisvintas iš nuodėmės ir mirties. Dievas yra gailestingas ir jisai visais būdais traukia mane ir gydo ir laisvina, kad aš nedaryčiau to, kas mane žaloja ir žudo, o jeigu jau padaręs, kad mane gydytų, laisvintų, perkeistų, atstatytų. Dievo gailestingumas yra labai konkretus, gelbstintis ir gydantis, o ne tai, kad tu, aš gailestingas, vaikeli, daryk, ką tu tenai nori. Ne čia yra Dievo gailestingumas. Toliau, šiandien lūpomis išpažįstu tai, kuo tikiu širdimi. Labai yra svarbus dalykas. Tikėti širdimi ir išpažinti lūpomis. Ir Jėzaus yra labai aišku žodžiai. Kas mane išpažins žmonių akivaizdoj, tą aš išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. O kitoje vietoje apaštalas Paulius sako, kad širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas į išganimą. Ta prasme, kad mes, tai, kas yra mūsų širdyje, tiek to tikėjimo Jėzumi ir jo žodžiais, kiek mes turime tai išpažinti, nes tai keičia ir daro perversmą mūsų gyvenime. Mano patirtis šita buvo labai svarbi ir stipri, aš jau jums ją pasakojau, kaip tiesiog maldos metu, irgi tokios nedidelės grupelės metu, naujiems žmonėms visada būdavo toksai pagalba, kaip ir paraginimas, laiks nuo laiko melstis taip draugų būryje ir žengti tokį tikėjimo žingsnį, atiduodant save Jėzui, išpažįstant jį viešpačiu ir pakviečiant jį būti mano gyvenimo draugu, ištariant jam didįjį taip, visų savo gyvenimo atsiduodant savais žodžiais. Ir man buvo labai, labai stipri patirtis, sukrečianti tokia. Ir atrodė, jeigu to nepadarysiu, tai kažkas neapsivers, neperluš mano viduje, ar sprogs tiesiog galva ir emocijos visos.
Kitiems būna labai paprasta tokia, bet tai yra reikšminga. Išpažinti Jėzų savo viešpačiu. Toliau. Tu esi vienintelis pasaulio gelbėtojas ir tu mano asmeninis gelbėtojas. Šie du sakiniai yra labai svarbus. Jėzus, tas, kurio žydų tauta laukė kaip tos tautos gelbėtojo, iš tiesų yra gelbėtojas visai žmonijai, visoms tautoms. Tai yra geroji ir nuostabioji žinia. Bet ji taip ir gali likti teorija, jeigu aš asmeniškai nepadarysiu to sprendimo, Jėzau, aš to noriu savo. Va čia ir yra tas, kaip sakant, mūsų laisvą valią turinčių asmenybių nuostabumas. Pats viešpats, pats Dievas laukia, kol mes asmeniškai pasirinksime ir ištarsime taip, aš to noriu. Jėzus jau atnešė visiems žmonėms išgelbėjimą, bet dabar mano yra užduotis jį priimti, ištarti asmeniškai jam taip, sakant, Jėzau, tu mano asmeninis gelbėtojas. Toliau. Savo mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu tu atnešiai man išganimą. Mums nesunku priimti Jėzaus Kristaus mirtį vien todėl, kad tai yra istorinis faktas. Bet prisikėlimas yra šaltinių rodančių, kad taip buvo. Bet kadangi tai yra mūsų natūralią gamtą peržengiantis įvykis, vis dėlto tai yra tikėjimo žingsnis. Jėzaus mokiniai buvo tikri liudininkai, kurie savo akimis matė prisikėlusi Jėzų. Ir mes iš tiesų remiamės tuo liudijimu, kuris per 2000 metų mus pasiekė. Jėzaus prisikėlusi Jėzų regėjo tikri žmonės, apaštalai ir mokiniai. Su prisikėlusiu Jėzum valgė, kalbėjo, vaikštinėjo, buvo. Bet tam, kad mes galėtumėm tą jų liudijimą priimti, mums reikia šventosios dvasios pagalbos, Dievo malonės, nes tai yra ir tikėjimo žingsnis, tikėjimo aktas. Ir apaštalas Paulius labai aiškiai sako, kad jeigu Jėzus neprisikėlė, tai mūsų tikėjimas tuščias. Niekas nesikeičia mūsų gyvenime, jeigu atmetame Jėzaus prisikėlimą. Ir labai dažnai žmonės kažkaip taip, sako, aš nesureikšminu tokių dalykų. Dažnai važinėjame po parapijas, po maldos grupės ar ką, ir būna visokių tokių ir alfa kursų, ten panašių į juos, tokių pradinių kursų, ir dalinamės apie Jėzų. Ir atsimenu, mažoj grupeliai dalinamės ir ten tikintis parapijos žmonės, ir ten vienas toksai drąsus zakristijonas pradėjo savo pasidalinimą apie Jėzų. Ir ten buvo klausimas apie prisikėlimą. Sako, aš sako, tai šiaip tikiu į Dievą. O ten Jėzus Kristus, tai ką, jisai žino, kad yra toks, bet su tuo prisikėlimu, kas ten žino? O kasgi ir patikrins? Prisikėlė jis ir neprisikėlė, o be to koks skirtumas? Ir kalba žmogus, kuris yra ne šiaip savo, kaip sakant, pradedantis, bet tarnaujantis bažnyčiui. Kas ten žino? Ir jisai kalba su tokiom akim ir laukia žmonių galvų linkčiojimų, kad, tikisi, kad ir kiti taip galvoja. Kas ten žino, kas ten patikrins, o be to koksgi ir skirtumas. Milžiniškas. Jeigu Jėzus neprisikėlė, tuščias mūsų, galim užsidėti kepures, eiti namo. Nėra ko čia sėdėti mums ir klausyti kažkokių tai, kaip sakant, šnekėjimų. Jėzaus prisikėlimas ir daro tą perversmą. Mirtis nugalėta, amžinasis gyvenimas atviras ir mes esame kviečiami būti to gyvenimo dalininkais, todėl kad ir mums
yra duotas amžinasis gyvenimas. Jėzus yra ne tam, kad mes truputį gražiau, doriau, išmintingiau pagyventumėm čia šitam gyvenime. Jėzus atėjo, tapo žmogum, gyveno, mirė ir prisikėlė tam, kad mes jau čia žemėje turėtumėm amžinybės gyvenimą. Ta, kuris visą laiką tęsis. Meilės, nuostabumo, pilnatvės. Ir jis jau čia prasideda mūsų tikėjimu į Jėzų Kristų, šventojoje dvasioje. Tai prisikėlimas yra milžiniškas dalykas. Ir net jeigu man ir sunku protu priimti, aš ten ne visai galiu viską susidėlioti, aš galiu avansų sakyti, viešpatie, noriu tikėti tavo prisikėlimu ir tu man atskleisk. Tokį norą galime išreikšti. Kitassyk net galim prašyti, Dieve, duok man norą, norėti suprasti tavo dalykus. Nes tai yra labai svarbus dalykai. Nuplauk mane savo krauju, išlaisvink, išgydyk. Benas kalbėjo apie kraują, praeitoj savo paskaitoj. Tai irgi yra veiksmingas veikimas, laisvinantis, gydantis, atstatantis. Noriu asmeniškai susitikti su tavimi ir priimti tavo naują gyvenimą. Netuščias sakinys. Dievą iš tiesų galime patirti. Santykį su Jėzumi Kristumi galime labai realiai patirti. Ir per maldą, ir per šventą raštą, ir per santykį su žmonėmis įvairiais būdais. tą susitikimą su Jėzumi išgyventi. Šventajame rašte skaitome apie labai dramatišką, pavyzdžiui, apaštalo Pauliaus, dar tuo metu jisai jo nebuvo, susitikimą su Jėzumi kelyje į Damaską, kur jisai nukrito, apako, girdėjo balsą, įtikėjo į tą, kuris jam apsireiškė ir kuris kalbėjo. Kitų susitikimas būna labai toks ir švelnus ar laipsniškas, bet jis yra realus ir tikras. Tikrai mes galime į Jėzų kreiptis kaip į asmenį, kaip į artimą draugą, kaip į bičiulį ir atpažinti jo kalbėjimą mums per maldą, per Dievo žodį ir per žmonės įvairiausiais būdais. Tai tas susitikimas yra realus. Ir tas naujas gyvenimas, jau kaip sakiau, Dievo vaikų gyvenimas dėl šventosios dvasios veikimo yra realus. Žinau ir tikiu, kad neapleidi nei vieno, kuris tave tiki. Jėzau, tikiu, kad tu esi viešpats. Ir Dievas tave išaukštino ir davė tau vardą aukščiausiai iš visų vardų. Šitą dar truputėlį noriu pakomentuoti. Jėzaus vardas yra labai galingas. Pastebėkit tokį dalyką savo aplinkoj. Mes galime kalbėti apie Dievą, neminėdami Jėzaus Kristaus, tiek, kiek norim. Dievas, dvasingumas, kaip sakant, visokie dalykai tokiais žodžiais. Kaip sviestų patepta. Bet tik ištark Jėzus Kristus. Ir iškart aplinkoj atsiranda įtampa. Todėl, kad Jėzaus Kristaus vardas yra labai galingas. Tu arba jį priimi kaip savo viešpatį, kaip tą, į kurį tu eini ir su kuriuo tu nori eiti, arba jisai tave slegia, spaudžia. Tu kažkaip nelabai nori jo girdėti, nes dar kažkas manyje kliudo kažkaip su džiaugsmu atsiliepti į šį vardą. Tai aš manau, kad jūs esate pastebėję ir patyrę tokių dalykų, kad nėra lengva ištarti Jėzus Kristus. Jėzus Kristus yra viešpats. Ir čia irgi reikia šventosios dvasios veikimo ir pagalbos. Niekas to padaryti negali, jei šventoji dvasia nepaskatina. Tai toks irgi Dievo slėpinys, Dievo veikimo slėpinys. Kunigas Arūnas Peškaitis, artimas mūsų bičiulis, per savo tėvo laidotuvės tokį pasakė patirtį ir tokį sakinį. Jisai kaip kunigas yra labai daug žmonių palydėjęs
mirties valandą pas Dievą, tą išėjimą jų globojęs ir meldęsis ir patepęs juos, taip pat ir savo tėvą. Ir sako, keistas dalykas. Yragi žmonių, kurie ir būna gyvenime lyg ir tokie netikintys. Ir jisai buvo susidūręs su tokiais atvejais. Artimieji pakviečia, žmogus buvo nepraktikuojantis, lyg ir netikintis. Bet sako, jeigu žmogus yra girdėjęs savo gyvenime Jėzaus Kristaus vardą, tai savo mirties valandą jisai jo šauksis. Tai turėdami šitą omeny, neatidėliokime šaukimosi to Jėzaus Kristaus vardo iki tos valandos, kuri lydima ypatingos Dievo malonės. Jeigu jisai yra girdėjęs, savo mirties valandą jisai jo šauksis. Ir tai yra kunigo Arūno Peškaičio patirtis. Ir man labai kažkaip užsirašė ant širdies šitas jo pasakymas. Ir štai toliau, paskutinis dabar pakomentavimas. Šiandien kviečiu tave, būk mano gyvenimo viešpačiu. Visiškai atsiduodu tau ir tavo valiai, atidarau tau savo širdies duris, ateik ir gyvenk manyje. Padaryk, kad trokščiau to, ko tu trokšči, daryčiau tai, ko tu nori. Dėkoju tau, pasitikiu tavimi. Amen. Mes iš tiesų neturime kitokių kaip tik tai žmogiškų palyginimų, kuriais mes galime pakviesti Jėzų. Va tas atidarau tau savo širdies duris. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tikėjimu esu tau atviras, net jeigu ir nelabai suprantu. Ir kviečiu tave, tiek, kiek tikiu tavimi, Jėzau, tiek, kiek tikiu, kad tai, ką tu sakai, yra tiesa, kad tu nemeluoji. Tai yra toks atvėrimas durų, nes Jėzus, irgi kitas palyginimas, visą laiką beldžia ir laukia to mūsų atsiliepimų, to atsivėrimų, tikėjimų. Netgi nebūtinai turi būti kažkokios tai emocijos ar labai pakylėtos mintys. Tiesiog paprastas tikėjimo žingsnis. Jėzau, aš noriu patirti tave, noriu susitikti su tavimi, noriu, kad tu įžengtum į mano gyvenimą, noriu gyventi su tavimi, labai labai paprastai. Tokia mintį, kaip tik dabar prisiminiau, 20 amžiuje buvo labai toksai garsus teologas Karlas Raneris, gal jūs ir girdėję tokią pavardę ar knygų net jo skaitę. Ir jisai kalbėjo apie 21 amžiaus krikščionį. Pasakė tokį keistą sakinį. 21 amžiaus krikščionis bus arba mistikas, arba iš viso nebus krikščionių. Tokios, teorinės krikščionybės nebeliks. Liks krikščionybė, kurioje žmogus tikrai yra susitikęs su Jėzumi, apsisprendęs už jį, gyvenantis su juo, patiriantis jį, yra jo keičiamas. Ir tai yra, gali sakyti, mistika, nors mes šitą žodį suprantam, kad galbūt ten kažkur padebesiuose, vizijas kažkokias mato. Ne, tai yra žmogus, kuris tikėjimu gyvena ir patiria Dievo realumą savo gyvenime. Ir į tą Dievo realumą savo gyvenime mes įžengėme per Jėzų Kristų. Tai aišku, mes galbūt kitassyk galvojame, kad atiduosiu savo gyvenimą Jėzui, tai amen mano troškimams, amen mano norams, nes čia aiškiai parašyta. Dabar jau padaryk, kad trokščiau, ko tu trokšti, daryčiau tai, ko tu nori. O aš taigi noriu savo labai gerų dalykų, labai puikių ir nuostabių. Ir tokį paskutinį žingsnelį, pasitikėti, kad tai, ko trokšta mums Dievas, ko trokšta mums Dievas Tėvas, ko trokšta mums Jėzus, ko trokšta mums šventoji dvasia, yra nepalyginamai geriau, negu kad mes patys savo susigalvojame. Avansu kviečiu, kad mes pasitikėtumėm, nes iš tiesų taip ir yra. Mes prisigalvojame
nevertų dalykų, o Dievas mums nori duoti gyvenimo pilnatvę, save patį su visomis jo dovanomis, kas iš tiesų mūsų giliai širdyje mus padarys laimingus. Pripildys, atsakys visus klausimus ir nuramins